Labas vakaras. Labas vakaras, bičiuliai, malonu Jūs matyti. Labas vakaras, klaipėdiečiai. Labas vakaras, istorijos mėgėjai ir labas vakaras, žiūrovai. Šį vakarą smagu Jūsų tiek daug matyti. Mes ir tokią didesnę paruošiam salę, kad Jūs visi patogiai, jaukiai jaustumėtės. Gal nebus taip karšta kaip praėjusi kartą, kai mūsų kėdėse sėdėjo du filosofai, Kęstas Kirtiklis ir Aldis Gedutis, ir kalbėjo apie Kanto akinius, žvelgė pro juos ir bandė nutupdyti Boeingą saugiai miško kvartale. Šį vakarą mes kalbėsim kiek kitokią temą, kalbėsime apie istoriją ir pirmiausia noriu padėkoti Klaipėdos universitetui, taip pat barui Herkus Kantas už pokalbių ciklą apie Immanuelį Kantą, kuris šiaip istorijos eigoje buvo tituluojamas labai įvairiai, nuo karaliaučiaus išminčiaus, nuo žymaus žmogaus, kurį davė vakarų ir rytų Prūsija Vokietijai, iki jau 20-ajame amžiuje žymiausios pasaulio filosofijos figūros ir galiausiai vokiečių filosofo. Ir lietuvio. Bet apie tai dar kiek vėliau, apie visas peripetijas, kurias dėjosi per tuos kelius šimtus metų, kai Kantas po truputį tapo vis labiau populiarus, mes pakalbėsime su Klaipėdos universiteto profesorium Vasilijum Safronovu, o kol kas, kad tas persikėlimas laiku 200-300 ir truputėlį daugiau metų atgal vyktų sklandžiai, aš noriu pakviesti į sceną vieną žmogų, kuris yra toks sutapimas, gimęs ir užaugęs šiandieninėme Kaliningrade, tačiau šiandien gyvena ir dirba Klaipėdoje, altininkas Larijonas Djakovas, kuris šiandien mus nukels į, galima sakyti, Kanto amžininko laikus. Jie dėja nesusitiko, nes matyt Kantas gyveno per daug uždarai ir niekada nebuvo išvažiavęs iš karaliaučiaus, gal todėl, o gal yra ir kitų priežasčių. Taigi Johanas Sebastianas Bachas, man Larijonas nesakė, kokį kūrinį atliks. Tai Larijonai, kviečiu Jūs į sceną.
Tai ko taip trumpai plojot? Tai ačiū Larijonui Djakovui, jis dar į šitą sceną sugrįž. Larijonas į šitą sceną sugrįž po to, kai mes aptarsim, kokios gi sąsajos yra Klaipėdos Lietuvos ir garsiojo filosofo Imanuelio Kanto. Ačiū Larijonai. Turiu pasakyti, kad šiandien su mumis turėjo būti ir baroko šokėja Jūratė Širvytė, bet Vasilijau, jūs geriau žinot, kaip ten buvo dėl asmeninių ir kaip ten sakyti reikia? Aviacijos visokie, kaip sakyti. Ir vėl mus pavedė aviacija, žodžiu. Tai va, Jūratės nėra, bet palinkėkim jai gerų darbų kitur ir tikėkime, kad ji sėkmingai sugrįš ir mes ją čia dar pamatysime Herkuje Kante. Na, o pirmiausia, noriu, kad iškart visi susitartumėm, kad mes ne, ir aš mano čia reikalas yra mažas. Truputėlį pakalbinti Vasilijų, nes truputėlį su juo jau mes kalbėjom apie Herkų Kantą ir apie Imanuelį Kantą ir man kartais atrodo, kad geriau pažįstu negu savo tėvą. Bet jūs ruoškit savo klausimus. Aš tikiu, kad klaipėdiečiai ir patys jaučia ir žino, ko norėtų paklausti. Galbūt kažkas iš nuogirdų, galbūt kažkas skaitęs ir galbūt turit kažkokių aktualių temų, kurios jums yra įdomios. Taigi, pradėkim gal nuo to, kad Imanuelis Kantas apskritai, Vasilijau, jis ne iš karto tampa ta pasaulinė filosofijos figūra. Galbūt todėl, kad, aš nežinau, galbūt todėl, kad jis gyveno tokį uždarą gyvenimą, galbūt, kad Karaliaučiaus universitetas nėra ta didžioji mokslo meka, bet jau 20-ame amžiuje japonai jį įrašo tarp, kaip atsakei, 4 svarbiausių pasaulio filosofų šalia Sokrato, Konfucijaus ir Budos. Tai koks tas Imanuelio Kanto kelias nuo Karaliaučiaus iki pasaulio? Taip, labas vakaras. Imanuelis Kantas, kada mirė, jį žinojo žmonės Karaliaučiuje, žinojo, kad toks yra Jienoje. Jiena tuo metu buvo didžiausias ir ko gero įtakingiausias universitetas Vokietijos žemėse. Tai vat Jienoje jau žinojo Kantą. Jis buvo šiek tiek žinomas Anglijoje, Švedijoje, kitose valstybėse, bet šiaip kada Kantas mirė, 1804 metais pasirodė toks pliūpsnis serija visokiausių knygų apie jį, kurias rašė daugiausia jo buvę mokiniai, kolegos ir visa kita. Ir paskui maždaug 40 metų jis buvo taip padėtas į stalčių, švelniai tariant. Nelabai kas jo domėjosi, tiesiog užmiršo, nes buvo kitokie visokiausi įvykiai ir panašiai. Tai filosofijoje Kanto atgimimas prasideda XIX amžiaus viduryje. Neokantizmas yra toks, kur ten maždaug 50 metų, faktiškai Kantas yra žvaigždžių žvaigždė. Ir faktiškai nuo to laiko, galima sakyti, nuo XIX amžiaus vidurio prasideda po truputėlį Kanto atgimimas. Atgimimas, kuris vyksta labai sparčiai. Ir taip sparčiai, kad, kaip pati sakėjai, 20 amžiaus pradžioje Japonai kūrė Tokijoje tokį parką, kur nori įamžinti 4 pasaulio išminčius ir sugalvoja, kad prie Budos, Konfucijaus ir Sokrato reikia įdėti Kantą. Tai Kantas iš tikrųjų buvo 20 amžiaus pradžioje jau neabejotinai pasaulinio masto žvaigždė ir šiandien, ko gero, mes apie jį, žmonės, kurie kalba, rašo apie Kantą, sako, kad tai yra svarbiausias modernybės epochos filosofas, kai kas jį vadina apšvietos epochos svarbiausių filosofų, kuris nutiesė kelią apskritai modernybės epochą ir taip toliau. Žodžiu, kertinė figūra ne tik filosofijoje, bet ir visose srityse, kurios kažkaip tai prisiliečia prie tos filosofijos. Bet tai prasidėjo ne iš karto, suprantama, kad žmonės tampa didvyriais dažniausiai po mirties. Taip atsitiko ir Kantui. Nors dar būdamas gyvas, jis jau buvo šiokia tokia legendinė figūra Karaliaučiuje dėl jo
keisto gyvenimo būdo ir dėl daugybės kitų dalykų. Apie tą gyvenimo būdą, aš manau, mes dar rasim minutėlę pakalbėti, nes irgi labai įdomus toks, kai kas šiais laikais sako, kad truputėlį autistiškas gyvenimo būdas. Taip esu girdėjusi žmonių, kurie mėgsta laisvai interpretuoti tą istoriją. Žinoma, tokios nei diagnozės, nei nieko panašaus nebuvo, bet jis tikrai buvo keistas žmogus. Ir plus mėgo, žinau, kad rengtis labai madingai. Tai irgi čia tokia istorikų žinia. Bet aš norėčiau galbūt jau grįžti ir persikelti, keliauti atgal čia į Lietuvą, apie tą Imanuelio Kanto ryšį su Klaipėda ir Klaipėdos kraštu, kai tuo tarpu niekada Imanuelis Kantas nebuvo Klaipėdoj, netgi niekada nebuvo nei dabartinėje Lietuvos teritorijoje, nei jokioj kitokioj, plus buvo visą laiką, visą gyvenimą buvo Prūsijos karaliaus pavaldinys, o paskui jau gyvenimo, kai jau gyveno tik jo knygos, buvo filosofas vokiečių. Tai kokios tos sąsajos gali atsirasti su Klaipėda ir Klaipėdos kraštu, ir čia jau norėčiau, kad mes dar ir pakalbėtumėm truputėlį apie tą garsėją Kantvainių istoriją. 10 klausimų viename. Gerai, tai 1900 metais toks dabar turbūt mažai kam žinomas laikraštukas Saulėteka, kuri leido galbūt daugiau kam žinomas Martynas Jankus, išleidžia tokį straipsnį, kurio antraštė yra tokia: Imanuelis Kantas, brūkšnys lietuvis. Klaustuko nebuvo? Ne, nebuvo klaustuko, tai buvo teiginys. Tai čia prasideda tikroji istorija, kaip žmonės dalyjasi tam tikrus praeities veikėjus, kurie seniausiai mirė. Keletas pavyzdžių, kuriuos noriu pateikti 19-20 amžių sandūroje. Lenkai su vokiečiais nesutarė, kieno yra Kopernikas. Lenkai sakė, kad Kopernikas mūsų, jis gyveno Lenkijoje. Vokiečiai sako, taigi jis lenkiškai nesuprato, kodėl jisai Lenkas reiškia. Lietuviai su Lenkais dalyjasi Adamą Mickevičių arba Adomą Mickevičių, kuris rašė apie Lietuvą, bet rašė lenkiškai. Tai panaši istorija atsitiko su Kantu. Jinai nebuvo gal tiek išreikšta, bet 19-20 amžių sandūroje vokiečiai ir lietuviai pradėjo neakivaizdžiai diskutuoti, tai Kantas lietuvis ar Kantas vokietis. Ir šita diskusija prasideda būtent nuo Klaipėdos. Buvo tokie du žmonės Klaipėdoje. Vienas buvo kunigas Jakobis, kitas buvo vaistininkas, kuris geriau mums žinomas kaip istorikas dabar, Zembrickis, kurie buvo žmonės tokie skrupulingi, mėgdavo nupūsti dulkes nuo senų popierių ir bepūsdami tas dulkes jie atrado pavardę Kantas bažnytiniuose metrikuose, kitas Karaliaučiaus archyve ir panašiai. Ir štai nuo čia prasideda istorija, kad Zembrickis ir prieš jį Jakobis atranda, kad su Klaipėda yra susijęs Hansas Kantas, kuris yra Imanuelio Kanto senelis, o jo tėvas Johanas Georgas yra, tai yra Imanuelio tėvas, Johanas Georgas yra to Hanso vienas iš sūnų, kuris yra gimęs Klaipėdoje. Nu ir čia prasideda istorija, reiškia, kad štai tiesioginė sąsaja su Klaipėda, kuri, aišku, yra tas dalykas Kanto biografijos tėviškojo linijoje, dėl kurio šiandien ko gero abejoti galima mažiausiai, dėl to, kad tai yra įrodyta dokumentais, reiškia, šitie dalykai yra aiškiai dokumentuoti. Ryšys su Klaipėda, tai yra Kanto, reiškia, tėvas, Johanas Georgas, jisai gimęs Klaipėdoje. Kanto senelis Hansas Kantas yra palaidotas Klaipėdoje. Va. Ir palaidotas galbūt reikia pažymėti, kur jis yra palaidotas, nes tai irgi svarbu, nes šiandien mes atstatinėjom Šventojo Jono bažnyčią, bent jau ruošiamės ją atstatyti, tai Hansas Kantas yra palaidotas prie Šventojo Jono bažnyčios durų, taip suprantu. Jo, jinai dar tuo metu nesivadino Jono, bet, nu, žodžiu, prie durų, taip, priešais duris palaidotas, skambant bažnyčių varpams ir giedant mokykliniam chorui, kaip yra parašyta vienoje žinutėje, kuri mus pasiekė apie šitą informaciją. 1715 metai, čia yra prieš 300 su trupučiu metų.
Kantvainių istorija iš tiesų yra labai įdomi ir jie, kaip čia dabar, gal negražu bus, jeigu aš pasakysiu, kad jie spekuliuoja, gal nespekuliuoja, bet tiesiog tai yra tam tikro vieno istoriko įžvalgos, kurios galbūt nėra patvirtintos dokumentiškai arba faktais. Tai Vasilijau, kokia ta Kantvainių istorija, čia jau kalba apie ne Hansą Kantą, kuris buvo senelis, čia dar vieną kartą anksčiau, tai yra Imanuelio prosenelis. Tai Richardas Kantas, beje, Kantvainiuose arba Aglonėnuose yra Richardo Kanto gatvė. Ir krikštas. Iš tiesų, istorija yra susijusi su Richardu Kantu, tai yra to Hanso Kanto, kuris palaidotas Klaipėdoje seneliu. Tai yra pirmas Kantas, kuris yra dokumentiškai paliudytas. Jis gyvena maždaug 17 amžiaus viduryje. Ir tai yra pirmas žmogus su pavarde Kant paliudytas Klaipėdos krašte. Dabar įdomus dalykas yra tas, kad pats Imanuelis Kantas matyt buvo žmogus, kuris savo genealogiją labai smarkiai nesidomėjo. Tam buvo ir objektyvios priežastys, būdamas paauglys, jisai neteko motinos, jo tėvas irgi mirė, kai jam buvo 22, jo seseris gyveno Karaliaučiuje, tame pačiame mieste kaip ir jis, bet jis su jomis nesišnekėjo praktiškai, jo brolis gyveno Kurše, tai, žodžiu, jisai buvo toksai vienišius, kuris su giminė nelabai bendravo ir apie savo genealogiją matyt nelabai domėjosi apskritai. Tai dėl to, kada Kanto paklausė švedų vyskupas 1797 metais, Gotlando saloje yra irgi Kantai ir švedų vyskupas rašo Kantui, sako, gal čia tavo giminaičiai, reiškia. Ir Kantas jam rašo atsakymą, kuriame jis pateikia vieną vienintelę nuorodą į savo kilmę. Jisai rašo, mano supratimu, reiškia, aš dabar ne iš atminties cituoju, bet daugmaž perpasakoju mintį, mano supratimu jisai rašo, mano, reiškia, senelis yra iš škotų, jisai gyveno Prūsijos Lietuvos mieste Tilžėje, reiškia, tokią informaciją jisai žino. Ir nuo to laiko Richardas Kantas, pirmasis Kantas, kurį mes žinome iš istorijos šaltinių, apie kurį aš minėjau, 17 amžiaus vidurio žmogus, jis yra laikomas škotų. Bet štai kada atsiranda Zembrickio versija ir kada atsiranda straipsnė lietuviškos spaudoje Imanuelis Kantas brūkšnys lietuvis, lietuviai pradeda galvoti, kad, palaukit, jisai gyveno tarp lietuvių, reiškia, tas Kantas, tai gal jis buvo lietuvis, nes, yragi visokių lietuviškų pavardžių su, reiškia, dalimi Kant. Daukantas, Būkantis, reiškia, koks nors ten Saukantas ir panašiai, daug yra visokių Kantų lietuviškoje, reiškia, pavardžių kolekcijoje, tai galvota, kad tas Kantas gali būti lietuvis. Ir tas ginčas nebuvo išspręstas, kol 1952 metais toks vokiečių istorikas Hansas Mortensenas, kurio lietuviai šiaip labai nemėgo prieš tai, nes jis prirašė visokių keistų dalykų apie lietuvių atsikraustymą į Prūsijos Lietuvą, bet tas Hansas Mortensenas 52 metais pranešime, o 53 metais straipsnėje iškelia tokią mintį, kad Richardas Kantas kilęs iš Kantvainių. Kodėl? Todėl, kad, reiškia, Klaipėdos krašte, kada kūrėsi kaimai 16 amžiuje, tai dažnai žmogus, kuris atsikelia į kaimą, atneša savo pavardę tam kaimui ir tas kaimas įgauna pavadinimą nuo pirmojo, kaip čia pasakyti, naujakurio arba nuo žmogaus, kuris atsiveda su savimi daugiau pirmųjų naujakurių. Tai vat, Mortenseno teorija buvo tokia, reiškia, kad kadangi jisai randa, kad tai yra Kantvainiai, kadangi jisai randa, kad pirmosiuose šaltiniuose užrašyta ne Kantvainen, o Kantvager, kadangi kuršiškai Vager reiškia vedlys, reiškia toksai žmogus, kuris yra seniūnas kažkoks ir panašiai, tai Mortensenas daro logišką išvadą, kad kaimas buvo įkurtas kuršių naujakurių, žmonių, kurie atsikrausto iš Kuršo 16 amžiuje, kad jie tenai gyvena visą laiką, kad Richardas Kantas yra gimęs Kantvainiuose ir taip toliau ir panašiai. Šitai išvadai nėra jokių istorinių faktų pagrįsti, išskyrus šitą išvedimą, logišką išvedimą atrodytų. Tik tai problema yra su tuo išvedimu vėlgi, kad prieš Richardą Kantą nėra ne vieno Kanto, kuris būtų dokumentuotas Klaipėdos krašte. Ir problema kita, kad,
pavardė Kantas yra sutinkama ne tik tai Klaipėdos krašte, bet jinai yra sutinkama Škotijoje, Gotlando saloje, Danzige ir daugybėje kitų, reiškia, Europos kraštų. Tai vadinasi, lygiai taip pat sėkmingai Richardas Kantas galėtų būti ir škotas, ir lietuvis, ir kuršis, ir netgi Memelenderis buvo ir tokia versija, ar ne? Nes kitų duomenų, ankstesnių duomenų kaip ir nėra. Žodžiu, viskas prasideda, Adomas ir Ieva yra šiuo atveju Richardas Kantas ir nuo čia mes pradedam skaičiuoti arba galvoti apie Imanuelio Kanto kilmę iš tėvo pusės. Taip, Richardas Kantas yra paminėtas istorijos šaltiniuose keliose vietose ir mes jį galim pagal dokumentus, istoriją susijęti su dviem konkrečiom vietom. Tai yra su Rusne, kur jisai nuomojasi karčiamą kurį laiką, ir su Šilutė Verdainė, kur jisai reiškia susituokęs, gauna iš savo žmonos tėvo valdyti karčiamą. Tai va, Šilutė Verdainė tikrai yra vieta susijusi su Richardu Kantu, ten galėtų būti puikiausia Richardo Kanto gatvė. Dėl Aglonėnų ir Kantvainių dėja tai yra dalykas, kuris nėra pagristas dokumentiškai, kaip čia pasakyti. Tai yra išvedimas, loginis išvedimas, kuriuo mes galim pridaryti labai daug savo gyvenime, bet istorikai mėgsta pasižiūrėti, kas vis dėlto parašyta dokumentuose. Škotiška kilmė Richardo Kanto taip pat yra versija, nes tuo metu tarsi ir atsikelia nemažai tų škotų čia į Klaipėdos kraštą, Klaipėdą kaip uostamiestį. Taip, kurį laiką 17 amžiaus viduryje, apie kurį aš čia kalbu, Klaipėdą kurį laiką valdo Švedija, dėl to, kad ten vyksta karai ir panašiai. Ir švedų kariuomenė tarnauja nemažai samdinių iš Škotijos ir jų atsiranda 17 amžiaus viduryje šitame regione. Škotų atsiranda Danzige, beje, Danzige yra dokumentuotas Kantas taipogi 17 amžiaus viduryje. Škotų atsiranda Klaipėdoje, Mėmelyje, škotų atsiranda šitame regione. Škotas berods buvo ir toksai žmogus pavardę Lyder arba Lydert, tai yra, reiškia, Richardo Kanto žmonos tėvas. Jis irgi buvo škotas, tai yra tas karčiamos laikytojas Verdene arba Verdainėje, reiškia, kuri ta karčiama paskui atitenka Richardui Kantui. Jis irgi buvo škotas. Tai škotų čia buvo daug ir škotai buvo privilegijuoti žmonės, škotai atliko tam tikras funkcijas ir visai tikėtina, kad Richardas Kantas, kuris dokumentuose yra fiksuojamas jo ryšys tik su karčiamom, karčiama Rusnėje ir karčiama Šilutėje ir Verdainėje, visai tikėtina, kad jis irgi buvo škotas. Dabartiniai Kanto biografai šitos lietuviškos versijos tikrai nelabai linkę priimti ir vis dar iki šiol mieliau pasisako apie jo škotišką kilmės versiją. Žodžiu, bet mes čia labai kalbam daug apie tą vyriškąją tėvo liniją. Tarsi nebuvo pas Imanuelį Kantą mamos. Bet buvogi, kas tą Imanuelį ir dar 8 vaikus pagimdė. Tai apie Imanuelio Kanto mamą, mamos liniją ir ryšį su jau Niurnbergu. Jo, tai spręsdami klausimą, iš kur kyla žmonės, mes labai dažnai darom tokį keistą ėjimą, reiškia, pasiemam pavardę jo, tai šiuo atveju vyrišką pavardę, Kantas, ir sakom, buvo 1 Kantas, 2 Kantas, 3 Kantai, 4 Kantai, ir pagal tai mes galvojam, kad štai žmogus iš ten kilo. Tai visos diskusijos apie vokišką, brūkšnelis škotišką, brūkšnelis lietuvišką, brūkšnelis kuršišką Kanto kilmę yra pagristos šita vyriškąja linija iš tėvo pusės. Tuo tarpu Kantas pats turėjo motiną, kaip Agnė teisingai pastebėjo, ir beje šita motina, anot Kanto biografų, jam turėjo gerokai didesnį įtaką vaikystėje, jaunystėje negu tėvas. Ir ta motina Kanto, jinai buvo žmogus, kuris gimė Karaliaučiuje, tai yra tokia Ana Regina, gimusi pavardę Reuter, o šitos Reuter tėvas, Kaspar Reuter, jisai buvo Karaliaučiuje matininkas, kuris atvyksta į Karaliaučių iš Niurnbergo.
Tai vat mes turime kelias linijas, kurios pinasi Kanto genealogijoje. Iš motinos pusės viena linija yra Karaliaučius plus Niurnbergas, iš tėvo pusės kažkur tai aplink Klaipėdą. Klaipėda, Šilutė, Verdainė, Rusnė, tai yra tos vietovės, kurios yra dokumentiškai paliudytos. Noriu iškart paklausti, nes norėčiau jau kelti su tokia visai lietuviška tema arba klausti Vasilijaus apie tai, kaip atsiranda Lietuvoje arba Klaipėdoje ta ypatinga meilė Imanueliui Kantui ir noras tapatintis ir pasiimti savo šitą pavardę ir tarsi tokį titulą, ar ne, miestui, galų galia turistam pritraukti, nors Klaipėda, aš manau, visiškai to neišnaudoja. Tai gal kas nors turi klausimą? Taip. Prašau. Tyliau. Galiorka labai triukšmauja, sako, tai prašo tyliau. Neįdomiai kalba. Taip. Algis Gedutis, kolega, dabar, man atrodo, bus atsakomasis reisas. Jis nebus nei atsakomasis, nei koks kitas. Tiesiog dabar sužinojame, nes autoritetas Safronovas sako, kad Kantas su Lietuva, tiesiog su lietuvybė nieko bendro neturi. Tačiau man labai įdomu būtų tokį hipotetinį dalyką sužinoti. Dabar, Vasilijau, įsivaizduok, kas turėtų nutikti, kad tu autoritetingai pasakytum, jo, klydau ir Kantas iš tikrųjų turi lietuviškos kilmės požymių ir panašiai. Dokumentas, autoritetas, na, iš viso, ar galima įsivaizduoti tokią situaciją, kad atsiranda kažkokie naujos prieigos ir taip toliau, ir tu tada sakai, kad va, iš tikrųjų yra taip. Tai kas tai galėtų būti? Istorikai visada kalba apie tai, kas yra dokumentuota ir bando atskirti dokumentinę dalį nuo fantastinės dalies. Tai Kantvainė yra fantastinė dalis, visa tai, kas yra po Kantvainių, yra ne fantastinė dalis, dokumentinė dalis. Tai kas turėtų atsitikti, turėtų atsirasti daug dokumentai, nes istorikai, kaip ir bet kurie žmonės, kurie, kaip sakant, ne bet kurie žmonės, bet istorikai tokie yra labai kartais panašus į tokius prokurorus, teisininkus visokius, kurie renka įrodymus ir tik tai remdamėsi įrodymais gali, kaip sakant, pasakyti savo verdiktą. Tai šiuo atveju reikia dokumentų, Aldi, jeigu atrasi, pasakyk. Gerai, aš pabandysiu kitaip pasakyti. Klausimai apie kilmę, ypač apie lietuvišką kilmę, kada jie taikomi 17 amžiuje, yra truputėlį keistoki. Čia yra vienas svarbus klausimas, kurį reikia aptarti ir kurio mes gal nepalėtėme pradžioje. Kas buvo pats Kantas ir kas vyksta 100 metų po Kanto. Pats Kantas, tiesą sakant, praktiškai nieko nėra parašęs ar pasakęs nei apie savo tautybę, nei apie savo pažiūros religinės ar apie savo kažkokias afiliacijas, reiškia, kas jis toks yra. Jis buvo Prūsijos karaliaus pavaldinys, kaip ir dauguma tuo metu žmonių, kurie gyveno karaliaučiuje. Ir jeigu jo būtų paklausę, kas tu esi, apibūdink save, jis ko gero nebūtų pasakęs religinio kažkokio tai apibūdinimo, jis būtų pasakęs, aš esu prūsas, žmogus, kuris yra Prūsijos karaliaus pavaldinys, na šiandien sakytumėm pilietis, tuo metu piliečių nebuvo, tuo metu buvo pavaldiniai visi, subjects angliškai. Va, tai po 100 metų, Kantui mirus, po 100 metų, po 50 kai kuriuose kraštuose, kai kuriuose po 100, prasideda modernus masiniai tautiniai sąjūdžiai, tautiniai judėjimai, atsiranda nacionalizmas ir va šitame kontekste nacionaliniams kultūroms reikia savų herojų. Šitam kontekste Donelaitis, kuris buvo evangelikų liuteronų kunigas, apšvietos epochos persona, lygiai taip pat Prūsijos karaliaus pavaldinys, tampa didžiulių lietuvių, reiškia. Šitam kontekste tokie žmonės kaip Kopernikas, kuris lygiai taip pat gyveno 15 amžiuje ir nemastė tom kategorijom, kuriamis mastė žmonės po 500 metų, tampa lenkų arba vokiečių. Ir šitam kontekste tampa aktualūs debatai apie Kanto kilmę, lietuvišką ar vokišką. Savo ruožtu 17 amžiuje šitie klausimai nebuvo aktualūs. Žmonės galėjo pasakyti, iš kur jie atsikraustė. Iš Škotijos arba iš Lietuvos,
bet ar tai darė žmogų lietuvių ar škotų yra visiškai kitas klausimas. Tai nežinau, ar čia aš atsakiau šitą klausimą, bet bandžiau užvesti ant tos minties, kad mes taikome savo meto kategorijas praeičiai. Kada praeityje tos kategorijos visai nebuvo taikomos. Ta prasme, kad Kantas save laikė Prūsijos, reiškia, karaliaus pavaldiniu. Po 50 metų maždaug, po 20-50 metų šiek tiek vėliau atsiranda enciklopedinė klišė vokiečių filosofas. Kantas turbūt nebūtų supratęs, kad jis yra vokiečių filosofas. Bet jis rašė vokiškai, tikriausiai iš čia ateina. Jis rašė vokiškai, bet žmonės, kurie rašė lotyniškai, tuo metu nebuvo lotynų filosofai. Tai ta prasme, kalba, kurią tu bendrauji, neapsprendžia tavo, kaip sakant, kitų afiliacijų. Tai čia yra svarbus momentas, kurį mes kartais praleidžiam šitose diskusijose. Tęsime apie tada keliamės čia į Klaipėdą, į Klaipėdos kraštą, į Lietuvą, į galbūt jau po 23 metų, galim truputėlį užeiti dar į kito, kada Kantas tampa įdomus, svarbus, aktualus Lietuvai ir Klaipėdai konkrečiai. Nes tarsi ir Vilniaus universitetas, čia tokie du klausimai, ir Vilniaus universitetas ima kalbėti apie Kantą ir tyrinėti, ir Klaipėdai atsiranda ir mokykla, ir gatvė, aikštė, tarsi Kantas tampa svarbus. 1924 metais, prieš 100 metų lygiai, Kantui buvo 200 metų jo gimimo jubiliejus ir šitam kontekste vyko labai daug iniciatyvų. Karaliaučiuje žmonės pastatė naują antkapinį paminklą Kantui, Karaliaučiuje buvo įsteigtas bibliotekoje Kant Zimmer, toksai Kanto kambarys, kurį dabar labai panašų steigia Klaipėdoje biblioteka. Daug visko vyksta Karaliaučiuje, bet kadangi kai kurie lietuviai žino, kad Kantas lietuvis, tai Karaliaučiuje, tai yra Kaune, Lietuvos universitete, filosofai 24 metais skelbia konkursą, kurio tikslas yra, kaip yra rašoma, nustatyti Kanto sąsajoms su lietuvybė. Jie skelbia konkursą ir tikisi, kad štai atsiras koks nors mokslininkas, kuris ras įrodymų, kad Kantas buvo tikras lietuvis. Ir į šitą konkursą atsiliepia lygiai vienas žmogus, tai yra Kauno vokiečių mokyklos mokytojas Emeris, kuris, taip mandagiai išsityčioja iš šito konkurso, parašo tokį tekstą, kurį žurnalas Logos yra priverstas išspausdinti, dėl to, kad vienintelis atsakymas į konkursą. Ir šitame tekste Emeris iš esmės rašo, kad nelabai čia kas bendro yra tarp Kantų ir lietuvių, reikėtų laikytis škotiškosios kilmės versijos. Bet lietuviai jau įtraukė šiek tiek Kantą į savo herojų repertuarą ir šiame kontekste tam tikri procesai vyksta Klaipėdoje. Klaipėda metai kaip prijungta prie Lietuvos 24 metais ir čia prasideda tokia įdomi istorija apie lietuvių ir vokiečių tokią kaip ir nesugyvenimą Klaipėdoje, švelniai tariant. Reiškia, Klaipėda tik tampa Lietuvos dalimi. Ir kaip dažnai nutinka politinės kaitos kontekste, yra imamasi pervadinėti gatves ir aikštės. Žinote, esate liudininkai tam tikrų procesų, kurie ir šiandien vyksta, niekas nepasikeitė, prieš 100 metų lietuviams atėjus. Irgi buvo galvojama, tai kaip čia atlietuvinti Klaipėdą, kurioje viskas vokiška. Tai va, 24-25 metais šitam kontekste Klaipėdoje atsiranda Kanto gatvė ir Kanto aikštė. Kanto gatvė ir vokiškai vadinosi Kantstraße, reiškia tarpukariu visi vietovardžiai turėjo būti rašomi dviem kalbom, iš pradžių lietuviškai, paskui vokiškai. Tai Kanto gatvė ir vokiškai vadinosi Kantstraße, maždaug tuo metu atsiranda 24 metais, o štai Kanto aikštė vokiškai vadinosi Liebauer Platz, nebuvo jokia Kantplatz. Ta Liebauer Platz yra dabartinė lietuvininkų aikštė, kur stovi Mažvydas, tai buvo šita aikštė. Ir kas čia vyksta? Reiškia, Kantas, iš to galima suprasti, kad Kantas yra priimtinas ir Klaipėdos vokiškajai auditorijai, dėl to, kad jinai leidžia pavadinti gatvę Kantstraße,
reiškia, ir čia reikia ieškoti sąsajos, kodėl tiems Klaipėdos vokiečiams yra svarbu su Kantu sustapatinti. Ir tada mes matome, kad Kantas yra svarbus ir lietuviškai auditorijai, dėl to, kad lietuviai įvardė kaip šitą, reiškia, vietovardį Kanto aikštė, o vokiečiai to nepalaiko. Tai vat labai įdomus dalykas, kaip atrodo vienas ir tas pats žmogus, simbolis suvienyje, bet to pačiu išskiria lietuvius ir vokiečius. Ir tada, aišku, reikia ieškoti paaiškinimų. Paaiškinimas yra paprastas. Klaipėdos krašto vokiečiams tarpukariu Kantas buvo istorinė figūra, per kurią jie galėjo susitapatinti su Rytų Prūsija, nes Kantas buvo be jokių abejonių centrinė figūra, pagrindinis žmogus, kuris reprezentavo Rytų Prūsiją tuo laikotarpiu. Ir tai, kad Klaipėdos vokiečiai pavadina Kantstrasse, viena iš gatvių, iš esmės liudija tam tikrą pretenziją, pareikšti mes esame su šita dalimi, kuriai Kantas rūpi, reiškia, su vokiškąja auditorija, kuriai Kantas rūpi. Savo ruožtų lietuviai, kada jie pasisako už Kanto aikštę ir pritarė, žinoma, Kanto gatvėje, nepervadina jos kitaip, jie palaiko tą lietuviškąją Kanto kilmės versiją. Ir susidarė tokios dvi versijos, labai įdomios, reiškia, ir vieniem ir kitiem Kantas įdomus, bet dėl skirtingų priežasčių. Gal dar vieną dalyką pamiršom, kad vis dėlto buvo, ką pats šiandien man atnešė originalą atšviestą paskaityti gotiškų raštų, tai yra Milkaus žodynas, tai irgi buvo labai svarbi argumentacija, ar ne, iš lietuvių pusės, tarsi pats Kantas rašo apie lietuvius, rašo apie lietuvių kalbą, apie lietuvių kultūrą, tai Milkaus žodyne tas komentaras jau buvo labai svarbus. Jo, tai lietuviai argumentavo, kodėl Kantas lietuvis, maždaug taip 3 argumentais. Jie buvo tokie pagrindiniai, buvo šalutiniai, bet buvo pagrindiniai 3. Pirmas, Kantas parašo vieną iš 4 pratarmių Milkaus žodynai. Toks buvo Kristof Gottlieb Milkė, Pilkalnėje, dabartinėje Kaliningrado srityje, kantorius, mokė vaikus mokykloje. Jisai išleidžia 1800 metais vokiškai lietuviškai vokišką žodyną. Ten yra 4 pratarmės, žmogui reikia prastumti tą žodyną auditorijai, jis pasikviečia rimtų žmonės, kad parašytų pratarmės. 4 pratarmė, kuri turi pavadinimą Nachschrift eines Freundes, reiškia, parašo Kantas. Jis yra labai trumpa, faktiškai tai yra vienas puslapis ir kito puslapio pusė. Ir šitoje pratarmėje Kantas labai palankiai atsiliepia apie lietuvius ir sako, kad reikia saugoti lietuvių kalbą. Po 100 metų lietuviai perskaito ir sako, Kantas arba gerai pažinojo lietuvius, arba pats buvo lietuvis. Kitaip jis negalėjo taip gerai parašyti apie lietuvius. Šiaip Kantas rašė ir apie vokiečius, ir apie lenkus, ir apie daugelį kitų, bet čia buvo vienas tekstas, kuris parašė apie lietuvius. Tai vienas argumentas. Reiškia, Kantas puikiai atsiliepė apie lietuvius. Antras argumentas buvo Kanto galvos matavimai. Čia yra rimtas argumentas, žinokit. 1880 metais Kanto kapas vyksta jo rekonstrukcija. Kantos yra iškasamas po 76 metų, po to, kai jis mirė. Yra ištraukiama Kanto kaukolė, jinai yra matuojama antropologų. Ir tokie buvo 2 antropologai, Karlas Kupferis ir Friedrichas Baselis Hagenas, kurie parašo rimtame vokiškame žurnale 81 metais straipsnį ir tame straipsnėje jie išmatavę kaukolę lygina su kitų tautų kaukolėmis. Ir sako, kad tarp Kanto kaukolės ir lietuvių kaukolės ir latvių ir senprūsių kaukolės yra labai daug panašumų. Antras argumentas, kurį kai kurie lietuviai po tam tikro laiko pradeda naudoti, sakydami, kad rimti vokiečių mokslininkai patys sako, kad Kantas buvo lietuvis. Ir trečias argumentas yra mano minėtas Zembrickis, Klaipėdos vaistininkas, kuris randa labai daug įrodymų apie Kanto tėvą, senelį, prosenelį, kadangi visi jie susiję su Klaipėdos kraštu, su Klaipėda, Šilutė, Verdainė, Rusnė. Ir kaip rašo Basanavičius ir kiti autoriai, kurie rašė apie Kanto lietuviškumą, kad visa tai yra vietovės krašte, kuris yra perdėm lietuviškas, tai Kantas lietuvis. 3 argumentai apie Kanto lietuviškumą, kurios naudojo
tuo metu lietuvių autoriai 20 amžiaus pradžioje. Gerai, bet aš jau tokį galutinį, baigiant temą apie kilmę, pats kokios versijos laikaisi? Kantas yra kas? Karaliaučiaus žmogus, kokia jo kilmė? Lietuviškotas? Aš suprantu, kad čia atkrenta šitie variantai. Aš manau, kad jis buvo visų pirma pasaulio žmogus, kuris gyveno apšvietos epochoje ir kuris domėjosi viskuo, kas vyksta, tai jis buvo pasaulio žmogus. Antras dalykas, jisai praktiškai visą savo gyvenimą praleidžia karaliaučioje, jisai gimsta karaliaučioje, padaro karjerą karaliaučioje, miršta karaliaučioje. Jis praktiškai iš to miesto yra išvažiavęs iš savo 80 metų gyvenimo, gal tik tai kokie 10 metų ir tik tai vieną kartą yra buvęs užsienyje, tuometinėje Abiejų tautų Respublikoje Lenkijoje, kuri buvo 20 km į pietus nuo karaliaučiaus. Tai, žodžiu, karaliaučius jo gyvenimo yra centrų centras, jisai ten praleidžia visą savo gyvenimą, tai manau, kad antras jo apibūdinimas po pasaulio žmogaus turėtų būti karaliaučiaus miestietis, reiškia šito miesto biurgeris, atstovas, reiškia. O klausimas apie tautinės afiliacijas yra klausimas iš žodinėlio po 100 metų. Po 100 metų žmonės pradeda kalbėti apie tautybės ir visą kitą, va tada tampa svarbus šitie dalykai. Kanto laikais tai nebuvo taip svarbu, Kanto laikais buvo svarbi religinė afiliacija, Kantas turėjo savo samprotavimo apie religiją, apie jas praeitą kartą kalbėjo kolega Aldis Gedutis, kada mes čia buvom susitikę prieš savaitę, bet jis nebuvo labai smarkiai tikintis ir tiesą sakant, labai jau taip į bažnyčią nevaikščiojo, kaip sakant. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą, bet bandau užvesti ant minties, kad nėra vieno atsakymo, reikia žiūrėti į 18 amžiaus žmonių mąstymą ir suprasti, kas tuo metu jiems buvo aktualu. Dabar dar kartelį sugrįžtant čia į Klaipėdą ir apie tokius jau visai materialius dalykus kalbant, 37 metai ir Klaipėdoje atsiranda ne tik 24 metais gatvė, bet 37 metais jau 30 istorinis kontekstas atsiranda Kantšulė, ne? Dabartinė Marichotkė. Dabar čia man buvo irgi nuostabu sužinoti, kad ten, kur dabar mokosi jūrininkai, tai yra aukštoji jūreivystės mokykla. Vat būtent ten ir yra pastatoma Kantšulė už 900 000 litų iš savivaldos pinigų, tai yra labai nemaži pinigai ir tarsi jau 37-ais kaip atsvara Vytauto didžiojo gimnazijai. Tai koks klausimas? Klausimas, tęsiant tą temą, kad Klaipėda vis dėlto yra tas miestas, kuri pradeda savintis ir norėti turėti tą Kantą šalia ir tas vokiškumo klausimas. Ne, tai mokykla, Klaipėdos savivaldybė, Klaipėdos kraštas tuo metu yra autonominis tarpukario Lietuvoje ir savivaldybė daro dalykus, kurie nelabai yra derinami su Kaunu, ta prasme, visus dalykus, kurie susijęs su municipaliniu lygmeniu, jinai daro ir jaučiasi čia stipri, kur jinai gali tvirtinti vokiškumą Klaipėdos. Ir vienas iš tų dalykų buvo be abejo šita Kantšulė, kuri vėliau buvo vadinama Marichotkė Klaipėdoje, o dabar pavadinimą dabartinį pasakė Agnė. Tai Kantšulė pavadinimas atsiranda dėl to, kad mokykla iškyla Kanto gatvėje. Tai čia yra tiesiog sutapimas. Taip, tai yra visos mokyklos Klaipėdoje išskyrus vieną, tuo metu buvo vokiškos, tai šita taipogi. Ir įdomu yra čia tai, kad prieš 3 metus, 34 metais, lietuviai iškilmingai su fanfarom atidaro Vytauto didžiojo gimnaziją, kuri iki šiol stovi Daukanto gatvėje. Vytauto didžiojo gimnazija buvo brangiausia mokykla, kurią Lietuvos valstybė pastatė per visą tarpukario laikotarpį. Ta prasme, jinai kainavo labai didžiulius pinigus, ten buvo labai daug investuota į šitą mokyklą. Ir tai buvo lietuviškumo tvirtovė vokiškame Klaipėdos mieste. Po 3 metų, kada sugalvojama pastatyti, kada yra jau pastatoma, atidaroma šita mokykla ir jai suteikiamas pavadinimas Kantšulė, ją pastato vietinis magistratas, miesto savivaldybė, kuri ir nori, sakyčiau, pademonstruoti tam tikrą atsvarą, pasakyti, kad štai mes irgi galim pastatyti kažką panašaus, reiškia.
Na, ten yra tokių legendų, kad ten kažkas ir svastika mato plytelėse išgraviruota tos mokyklos, reiškia, tai žodžiu, su atitinkamais atributais, 37 metai, prisiminkime, yra tikrai didžiulis įtampos laikotarpis ir Europoje, ir Klaipėdos krašte, kur vokiečiai su lietuviais tikrai duoda viens kitam į galvą, tam tikrais atvejais susitikę gatvėje. Tai vat, šitam kontekste šitas pavadinimo parinkimas šitai mokyklai yra politinis pareiškimas be jokios abejonės ir pati mokykla savotiškai yra politinis pareiškimas, tai šia prasme Kantas yra išnaudojamas vėlgi iš vokiečių pusės, iš vokiškosios pusės. Bet viskas tai vyksta Kantui jau mirus, jam visiškai neįdomu, aišku, bet Kanto išnaudojamas po jo mirties. Mes kalbam apie tai ir sovietai išnaudoja Kantą, sakė, kad Kantas, reiškia, buvo marksizmo pradininkas, jeigu nebūtų gyvenęs Kantas, tai nebūtų atsiradęs marksizmas, daugmaž tokia buvo logika. Tai Kantą daug kas savinosi ir šiandien savinasi iki šiol. Taip, ir savinasi iki šiol ir visai neseniai konferencija Kaliningrade tai tik patvirtino, kai buvo pasakyta, kad Kantas dabar jau yra naš ruský trofėjai. Buvo prieš tai Loch, o prieš tai tikriausiai Kant naš. Bet apie tai truputėlį vėliau. Aš tiesiog prie visai šiuolaikinės dabartinės Klaipėdos reikalų, kas galvoju, kad daugam atrodo keista, nes ir spaudoje, ir žmonės kalba, ir istorikai kai kurie pasakoja, pavyzdžiui, tokį dalyką, kad Tomo ir Mėsininkų gatvių sankryžoj, ten, kur dabar šitą vietą yra užėmęs žinomas menininkas Benas Šarka, kiti paukščiai, antis ir visa kita, ten, kur tyvuliuoja toksai gražus ežeriukas, vietoj kažkokios urbanistinės normalios uostamiesčio aplinkos, tenai neva yra stovėjęs ar buvusi Kanto senelio Hanso Kanto nuosavybė. Tokių tekstų tikrai esu skaičius ir esu mačius. Tai kiek tų tokių, sakykime, artefaktų arba medžiagiškų dalykų mes Klaipėdos mieste turim, kur galėtumėm galbūt daugiau negu balą turėti? Na, jeigu reikėtų su pačiu Immanueliu Kantu susijęti, tai noriu tokį, čia rodžiau, dalinausi su tavim prieš kelias dienas, vokiečiai padarė tokią parodą internetinę Kantas Olštine, kuri prasideda teiginiu, Kantas niekada nebuvo Olštine. Tai panašiai su Klaipėda, jeigu čia reikėtų ženklų, kurie būtų susijęs su pačiu Immanueliu Kantu, tai tokių nebuvo, iš čia nebuvo kojos įkėlės niekada ir panašiai. Tačiau Klaipėdą galima susijęti su Kanto seneliu ir Kanto tėvu. Tai jeigu reikėtų labai konkrečių lokacijų, Agne, tau, tai viena iš lokacijų yra labai aiški, tai yra buvusi miesto arba vokiečių bažnyčia, kuri vėliau gavo pavadinimą Švento Jono. Tai yra ta jau naujoji perstatyta, kurią dabar visi ruošiasi atstatyti, bet niekas nesiruošia prisidėti prie to finansiškai kažkaip. Tai prie šitos bažnyčios durų yra palaidotas Hansas Kantas. Galbūt jis jau buvo atkastas, tiesą sakant, archeologinių tyrinėjimų metu, nes jie vyko aplink bokšto erdvę. Tai galbūt jis jau yra iškastas ir galbūt pasitelkę šiuolaikinius antropologus galėtumėm pagal 881 metų straipsnį nustatyti Kanto kaukolės ir vieno iš ten palaidotų žmonių kaukolės panašumus. Aš čia juokauju, aišku. Tai vat viena vieta labai aiški, tai yra Švento Jono bažnyčia, kur buvo palaidotas Hansas Kantas. Dabar dėl kitų vietų yra šiek tiek abejonių tam tikrų, dėl to, kad Zembrickis, mano minėtas vaistininkas, kuris vaikšto į archyvą laisvalaikiu, nupučia dulkes nuo dokumentų ir parašo Klaipėdos istoriją, Zembrickis yra lokalizavęs vieną vietą. Jisai rašo daugmaž taip, kad Hansas Kantas atvyksta į Klaipėdą apie 1670 metus iš Tilžės. Hansas Kantas per santuoką su tokiu Rainšo dukra įgauna nuosavybę. Iki tos santuokos Hansas Kantas gyvena Frydricho mieste, kuris tuo metu yra į pietus nuo Didžiosios vandens gatvės, link seno turgaus, daugmaž šitą erdvę, bet neaišku kur. O per santuoką jisai gauna nuosavybę ir yra konkretus sklypas, žinomas sklypas numeris 215. Va.
Tuo metu Klaipėdoje nebuvo gatvių su namais. Adresai buvo ne tokie kaip Naujojo uosto 3, kaip dabar, arba Herkaus Manto 84, o visi namai tiesiog buvo numeruojami ištisinė numeracija, nuo 1 iki ten 400. Tai vat 215, kur tai yra? Zembrickis, gyvendamas 19-20 amžių sandūroje, paima 19 amžiaus vidurio tikrai žemėlapį ir mato, kad 215 yra dabartinėje Tomo ir Mėsininkų gatvių kampe. Taip, ten tikrai yra. Bet yra ankstesnis šaltinis, artimesnis Hansui Kantui, 1768 metų kadastras, kur skaičius 215 yra truputį kitoje vietoje. Tai yra Didžiojo vandens 2 dabartinis, tai yra ten, kur Mažos Lietuvos muziejus. Va, tai jos yra visiškai šalia viena kitos tos vietos. Iš principo, galima sakyti, jie skiria tik tai Mėsininkų gatvę, ar ne? Ir ko gero ten kažkur čia buvo eglė atėjusi, ten, kur eglė yra įsikūrusi, ten kažkur tai galėtų būti, reiškia, ta vieta. Bet reiškia, iš principo, tai yra, mes kalbam apie va šitą vietą. Reiškia, va, tai du dokumentai, vienas 18 amžiaus, kitas 19 amžiaus kalba apie tą pačią vietą. Tai va čia yra šioks toks netikslumas. Dėl to reikia būti atsargiem, galvojant apie tai, ar tai yra tikrai ta vieta, ar ten tikrai buvo Kanto namas, dėl to, kad remiamasi 19 amžiaus adresais, tuo tarpu prieš tai 18 amžiaus adresai rodo šiek tiek kitokią situaciją. Tai čia antra vieta. Pirma, kaip suprantu, yra Jono bažnyčia. Pirma Jono bažnyčia, antra yra šita vieta. Jokių kitų vietų bijau, kad nėra. Taip daug kalbėjom ir nieko neiškalbėjom, nieko neturim materialaus. Yra mūsų vaizduotė egzistuojanti bažnyčia ir yra iškastas ir, kaip sakant, pelkė paverstas skveras senamiestyje. Vat yra dvi vietos susijusios su Hansu Kantu. Laimiai dar turime biblioteką ir daug knygų ir išverstų netgi į lietuvių kalbą Kanto minčių, raštų ir visą kitą, ką galim kartais mėginti suprasti ir paskaityti. Ir dar man visai čia prieš pradedant šitą renginį, Herkaus Kanto savininkas sakė, kad mes turim ir Raimio Urbono nuotraukų. Tuo metu, kai jisai keliavo po Kaliningradą ir su žiguliuku be teisių, tai jis yra padaręs labai įspūdingų nuotraukų ir 3 nuotraukos iš Karaliaučiaus katedros yra ten tos 3 už nugaros ant sienos, jeigu atsisuksit, tikrai pamatysit. Laukiam klausimų. Taip, prašom. Blinstrupas klausia, vėl apie dokumentus. Reikia faktinių įrodymų. Ar yra dokumentų, kad jis lietuvis ar ne? Trofėjas. Mes į Kaliningradą, mes dabar apie gubernatoriaus kalbą kalbėsim. Matot, gerbiamasai, kadangi kai tu vartoji šitą savoką trofėjus, tai panašu, kad tau nereikia dokumentų, nes tai yra trofėjus. Trofėjus yra įgyjamas net dokumentiniu būdu, tikriausiai dažniausiai. Jėgos. Tai šitie du žodžiai, dokumentai ir trofėjus, yra nesuderinami, mano supratimu, jeigu žiūrėti loginę prasme. Bet iš šitą ginčą, kas yra Kantas lietuvis ar vokietis, įdomų prieskonį įnešė Klaipėdos krašto laikraštis Memler Damfbot 24 metais, prieš 100 metų, paskelbęs balandžio mėnesį tokį straipsnį proginį apie Kantą ir pasakęs, kad tai yra žmogus iš Klaipėdos krašto. Nu labai, iš principo, pagal tėvo liniją labai viskas teisingai. Tai su šita argumentacija yra sunku ginčytis. Aišku, ten buvo pridurtas Memelenderis, kas buvo jau šiek tiek politinė savoka, bet iš principo, reiškia, potekstė buvo tokia. Tai yra žmogus iš Klaipėdos krašto. Su šituo dalyku yra sunku ginčytis. Jis net netrofėjus, jis tiesiog yra žmogus iš Klaipėdos krašto. Tai šia prasme galima iš tikrųjų čia pasakyti, kad tai yra patvirtinta ir dėl to ginčytis tikrai nereikia niekam. Mes galime apie Herkų Kantą dar papasakoti. Vat Kipras išeina ir...
Kipras tikrai sugrįž, Herkus Kantas, tokiu įdomiu pavadinimu, beje, veiks tikrai, čia ateidami žmonės į šitą mūsų susitikimą klausė, bet Kipras pabėgo ir dabar neišeis niekai paklausti, kaip pasirado pavadinimas Herkus Kantas. Tai esu mačius tokį logotipą, kad čisto proto kritika vyksta čia, kas ir vyksta šiandien ir balandžio 18 vyko su Klaipėdos ir Vilniaus universiteto filosofais. Tai gal turite klausimų, gal kažkam įdomi ta Kaliningrado tema? Prašau? Apie Herkų Kantą aš galiu papasakoti. Ai, tu papasakosi vietoj Kipro. Ašgi viską žinau. Tai gal būsite krikštatėvis šito baro? Čisto proto kritika, kuri buvo ant senovinių meniu, tie, kas žinote šitą barą iš anksčiau prisimena tikriausiai, tai nėra vien žemaičiavimas to metinio savininko Tomo Savickio, bet tai yra iš tikrųjų pirmas išverstas į lietuvių kalbą Kanto darbo pavadinimas, nes 1905 metais, jeigu aš neklystu, pasirodo toks straipsnelis lietuviškos spaudoj, kur bandoma išversti Kanto šitų trijų pagrindinių kritikų pavadinimus ir ten iš tikrųjų yra čisto proto kritika, taip, reiškia, tai yra grynojo proto kritika, kaip mes dabar ją vadinam, tai vat, pirmą kartą išversta į lietuvių kalbą šitaip. Bet Herkus Kantas turi sąsają su Imanueliu. Ir šita sąsaja, aišku, yra per tam tikras pretenzijas į filosofiją, kaip sakant, į tokį platų visą apimantį žinojimą. Ir tai beje yra susijęs su vienu iš šito renginio organizatorių, Klaipėdos universitetu. Klaipėdos universitetas įsikūrė, kada Klaipėdoje šito baro savininkas buvo vienas iš pirmųjų jo studentų ir absolventų. Klaipėdoje buvo žmonių, intelektualų, kurie sakė, nu ką čia, kaip čia galima tokį universitetą sukurti, suklijuoja 3 fakultetus ir universitetas. Taip nebūna. Tai šitie žmonės universiteto veikimo pradžioje, kada universitetas gavo kareivinės, kuriuose ir dabar įsikūręs, pakrikštijo, taip kaip čia pasakyti, karikatūriškai šitą universitetą Herkaus Kanto universitetu. Kadangi to žmogaus čia nėra, jis žadėjo ateiti, bet neatėjo, tai aš nesakysiu dabar, kas jis toks, bet mes jį visi puikiai pažįstame ir paskui bus galima ne į mikrofoną pasakyti, kas buvo tas krikštatėvis. Jis man sakė, kad aš skambinau jam ir tikslinau šitą istoriją, jis man sakė, žinok Vasilijau, bet tuo metu aš buvau kvailas ir apie universitetą galvojau labai prastai, dabar aš savo nuomonę tikrai pakeičiau ir nevadinčiau dabar šitaip universiteto. Bet vat istorija Herkaus Kanto yra atsiradusi iš čia, sujungus Herkaus Manto gatvės pavadinimą ir Imanuelį Kantą kaip pretenziją į tokį visuotinumą, kaip sakant, į didį mokslą ir panašiai. Čia yra pavadinimo, kaip čia pasakyti, šifruotė. Žiauriai graži nata paskutinė, tai galiu tik pasakyti, nežinau, ar turit klausimų, ar įdomu dar būtų pakalbinti Vasilijų, nes jis šiaip bus dar, taip sakant, available visą vakarą ir netgi kartu tikiuosi klausysis Larijono koncerto, tai sakom gal Vivat universitetui ir kad tame universitete būtų kuo daugiau tos kantiškos dvasios apskritai visam mūsų mieste. Taip? Viskas, baigiam. Ačiū. Ačiū.